Sveiki draugai, Vaidas iš Autosporto garažo ir šiandien noriu pakalbėti trumpai apie FIA FT3 sportinį kuro baką. Tai FIA FT3, kas yra FT3? Homologacija. Tai yra FIA standartas, pagal kurį yra gaminami šios degalų talpos. Tai panašu, kad šis dalykas atsirado apie 2000 metus, kiek man teko surasti informacijos. Jis yra naudojamas turbūt visose sportinėse automobiliuose, kurie yra FIA homologuoti. Ir tuo pačiu, jeigu norint dalyvauti kažkokiose rimtesnėse lenktynėse, tai šis bakas yra privalomas. Tai jis atrodo štai taip. Yra kelių tipų šitie bakai, tai yra pagamintas iš plastiko, kuris turi plastikinę išorę ir guminį vidų. Guminis vidus, viduje yra tokia kempinė, kad skystis nesiteliškuotų viduje ir nebūtų kažkokių tai oro burbulų, kurios paima siurblys ir po to gali sugadinti variklį. Čia yra paėmimo taškai viduje. Mes montuojam dar patį siurblį į vidų. Kitais atvejais būna, kad siurblys pats ir tas siurblio pati talpa yra kažkur dar išoriai papildomai. Ir iš čia pumpuojamas kuras per tos paėmimo vietas ir jau paduodamas į patį variklį per filtrus. Tai yra šitie plastikiniai, kurie yra žymiai pigesni ir gaminami pagal formas, pagal dydžius. Yra keli standartiniai dydžiai. Tai šitas yra 7,50 plotis, 3,50 aukštis ir 4,50 ilgis. Dar yra kitokie, tokie kaip Ford Fiestai, kurią turim. Tai čia yra pats bakas, yra toks kaip guminis maišas. Jis yra daromas jau pagal užsakymą. Kainuoja gerokai brangiau. Turbūt 2 ar 3 kartus netgi. Jis turi specialią vietą čia už vairuotojų. Yra iš apačios karboninė dėžė. Čia yra metalinis viršus jau padarytas. Ir jisai turi savo vietą ir jisai ta vieta yra pagal šitą dydį pagamintas. Tai čia yra specialus užsakymas, būtent iš Fordo. Ir jiem turbūt tik tą baką ir gamina. Mūsų bakas yra montuojamas bus į kadį, todėl mes renkamės standartizuotų dydžio, kurių yra prigaminta jau ne pagal užsakymą, bet jau yra pardavime, jos gali kaip parduotuviai užsisakyti ir jį nusipirkti. Todėl rinkomės, nes yra žymiai greitesnis pristatymas ir jo kaina yra žemesnė. Pagal reikalavimus šitas bakas turi turėti iš išorės tokią dėžę apsauginę, kuri apsaugo nuo kažkokių tai aštrių dūrių, pavyzdžiui, avarijos metu aštrių daiktų arba ugnies gaisro atveju. Nes tai yra, kaip bebūtų plastikas, nors jis yra ir nedegus, tik tai lydosi prie tam tikros temperatūros. Tai šita dėžė apsaugo nuo šitų dalykų. Tai šitie komponentai du yra privalomi, jis negali būti visiškai dedamas atviras,
arba jeigu dedamas atviras, tai turi būti bagažinėje, po to turi būti tarp vairuotojų ir bagažinės tokia kaip ugnesinė geležinė arba aliuminė iš metalo ar karboninė, iš nedegaus kažkokio tais komponento. Ir tada jie gali dėti taip kaip jis stovi. Čia yra vietos tokiems metaliniam juostom, kurie prispaudžia ir laiko, kad jisai neiškristų iš savo vietos. O mūsų atveju, Kadžio atveju, tai ta dėžė taip pat tarnaus ir kaip apsauga, ir tarnaus kaip laikančioji konstrukcija šito bako. Tai jį ir užsideda iš viršaus, čia yra toksai rėmas apačioj, per kurį prisisuka šita dėžė ir tą baką prispaudžia prie grindų. Tas rėmelis, kuris eina iš visų pusių aplinkui per perimetrą, tai jisai saugo baką, kad jisai nevažinėtų pirmin atgal, ar avarijos atveju neiškristų iš savo vietos ir nenukirstų tų varžtų. Čia yra užpilimas, čia yra alsuoklis. Šitie du dalykai privalo turėti apsivertimo vožtuvus. Tai čia yra toksai paprastas pigus apsivertimo vožtuvas, kuris yra tiesiog guma, kuri į vieną pusę praleidžia benziną užpilant, o į kitą pusę užsidaro ir neduoda jo ištekėti tiek daug. Čia yra alsuoklio apsivertimo vožtuvas, tai yra toks paprastas variantas, kaip šaratas viduj. Tai automatiškai, kaip stovi automobilis savo poziciją ant ratų, tai jis yra nukritęs ir per tas skylutes alsuoja oras, pasiduoda į baką ir išsištumia iš jo. O jeigu apsiverti, tai tas šaratas uždaro tą skylutę ir visas kitas skylės. Tai šitas būtent bakas yra 100 litrų. Pagal mūsų paskaičiavimus tai pilnai užtenka 1,5 valandos važiavimai, kas yra Baltijos šalyse pakankamai, kad išvažiuoti tą vairuotojo stintą vadinamą, nes leidžiama tik tais valanda laiko vairuotojui, po to turi keisti vairuotojus, automatiškai tuo metu pilamas ir benzinas. Tai šitie bakai, kaip ir sakiau, yra privalomi ir turbūt tie, kurie FIA homologuoti automobiliai, tokie kaip Ford Fiesta, ar ten tas pats Vanago Hiluxas, ar GT3 automobiliai, tai visi turi arba tokį plastikinį, greičiausiai, kad ne, jie turi tą vadinamą guminį tokį baką, kurį pagaminti pagal spec užsakymą. Tai jo kaina ten 5000 ir į viršų. Jisai galioja 5 metus. Po 5 metų jį galima siūsti gamintojui, dar būna pratęsiami 2 metai. Ir čia yra kortelė, kurioje yra žymima pagaminimo metai, kiek laiko galioja, serijos numeris ir FIA standartas. Čia galioja šis bakas iki 28, not valid after 2028. Tai va, tai taip atrodo ATL firmos degalų bakas. Tai taip atrodo pilnai surinktas bakas. To atsiras jisai automobilyje. Tai mūsų atveju Kadija degalų bakas bus už vairuotojo ir keleivio nugaros. Ant viršaus čia bus ta aliuminė dėžė. Ir čia va matosi, vakar aš jau pradėjau gaminti kuro užpilimo
tada visą žarną ir vamzdį, čia bus tokia alkūnė, po to eis vamzdis ir užpilimas vyks per šitą ertmę. Toliau pats kuro siurblys bus viduj, iš karto pasiduos viena žarnelė į variklį ir kita žarnelė yra grįžtamas tiesiai į baką, į tą patį kuro siurblio talpą, kuri bus viduje įdėta. Tai čia jau kuro padavimas kaip ir suplanuotas, kas kaip bus. Beliko tik tais užspausti, nuvežti, kad užspaustų tas žarneles, nes realiai negali būti jokių užveržiamų sąvaržų ant kuro žarnelių ir žarnelės turi būti metalizuotas. Tai va, tai realiai dabar beliko šimti šlangas visas ir nuvežti užspausti. Ir bus oro pakilimo sistema ir benzino padavimo pagaminta. Tai palinkėkit sėkmės ir susitiksim kitam video. Iki.